O dabar kviečiu And Ugnę Dirdaitę, now, Ugnė kuri Dirdaitė. pristatys savo naują gamybą Sorų pienas Milkių. Ugnė Ugnė, will tavo 4 introduce a new minutės. production of Milkių. Sveiki visi, aš esu Ugnė ir šiandien Hello pristatau everyone, naują I'm gamybą. Ugnė and I will be speaking about Pirmiausia, Milkių kaip today. prasidėjo projektas, kad mes How did gaminame the project sorų start? gėrimą, We would produce kuris pasižymėtų a drink, begliuteniniam savybėm, kuris būtų sveikas, sorų, tačiau kaip būtų gyvenimiškos would be gluten-free and would be situacijos, tai healthy, susidūrėme su tuo, kad but we tiekėjai, realized jie that mum suppliers pasakė, kad jie tiekia are labai not didelius interested kiekius to fermentų. provide small Taigi mes quantities of nusprendėme enzymes. So we decided paklausti kitų to įmonių ask B2B, around kad jos taip in pat susiduria B2B su tokiom pačiom if they problemom. also Tai encounter the same problems. iš 8 įmonių We spoke apklausus to 8 jos companies paaiškėjo, kad svarbiausios joms savybės būtų and we kaina, realized kokybė, that what they're personalizuoti interested sprendimai. in Ir were price, dėja, šiuo quality, metu, and kadangi personalized, mažos, jos customized negali tokių solutions. palankių But savybių since they're pačios. Taigi, small mūsų companies, they sprendimas can't yra achieve mažesnių those kiekių goals. fermentų So premiksai, our solution is kurie leistų to sutrumpinti fermentacijos deliver proceso laiką ir supaprastinti premixes augalinio in gėrimo smaller gamybą. quantities of Žiūrint į rinką, enzymes for small šiuo and metu medium galima pasakyti, companies. kad augalinių pienų Looking at the market, rinka we can auga, say that taip the pat vaistinių fermentų rinka market for plant pat milk auga. grows. Tai 23 metais buvo In 2023, 2,19 milijardų JAV dolerių rinka ir it mes reached over $22 billion US dollars market, JAV and this dolerių is rinką. something that Tai we can kuo šis target at. produktas ypatingas, tai kad jisai sutrumpa Why is this product fermentacijos laiką special? First 2 of all, kartus. Taip pat it mes reduces esame fermentation time by a lankstesnės factor of ir 2. We are more pasiūlome flexible. įmonėm mažesnius We kiekius can fermentų, taip sell pat in smaller padidinamą quantities of enzymes. baltymų kiekį produktą. And also Ir our žiūrint strong į poveikį, side is tai the svarbiausias concentration dalykas, of kad protein mes in the netiesiogiai product. prisidedame Speaking of the social impact, sveikatos we gerinimo, contribute tai to mūsų a better produktas, health jisai because pakeičia our karvės product pieną, taip pat iš aplinkosaugos replaces pusės cow mes milk. sumažiname įmonių It has vandens also ir energijos environmental suvartojimą ir aspect taip pat iš by ekonominės reducing the pusės use of sumažiname water and gamybos energy, išlaidas. and it reduces Ir cost mums for the reikėtų 100 production. 000 We would eurų need investicijos 100,000 euros ir of investments. turint daugiau negu 15 B2B klientų, We have šis more than sprendimas 15 of atsipirktų per B2B 2 metus. clients, and Ir the įgyvendinimo strategija, technology kad would pay dalyvautume back in 2 parodose, years. tai We tai jau plan to esame dabar participate pradėję in different daryti exhibitions. ir That's what we siūlyti have already mėginius been doing. įmonėm. And we Taip pat propose antrų the metų companies to get būtų samples. strategija, tai In the second jaunumo year, programos klientam. we would develop Šių metų loyalty tikslas programs pasiūlyti for rinkai our naujus clients. And in the third produktus. year, we would Tai propose new products for the iš market. konkurencinės pusės Speaking pasižiūrėjus, of the kad competitors, mes esame lankstesnės, we are more mūsų flexible. premiksai jie yra Our premixes siūlomi mažom įmonėm. To dėja will negali be delivered to pasiūlyti small companies, which is not possible tokios kaip Novonesis to DSM. do for Ir large companies. jeigu mes laimėtume tą prizą, And tai if we won this investuotume prize, we would į invest ingredientus ir pakuočių into pirkimus, taip ingredients, pat į packaging, marketingą, tai yra kelionės marketing, ir parodas. traveling, and exhibitions. Ir mūsų komanda esu aš ir Justė. And Mes we susipažinome are Wageningen universitete, together with Olandijoje, ir Juste mes in esame the abidvi team. We have technologės. met in the Ir Wageningen mūsų University tikslas in yra Holland. We are padėti technologists, and įmonėm our aim išspręsti jų is problemas. to help Ačiū. companies, small companies, Ačiū, solve Ugne. their problems. Thank you, 3 Ugne. minutės, komisija. 3 minutes for the questions. Gali būti naudojami tik gėrimų gamyboje. Can your enzymes be used only to Šiuo produce metu drinks? tik gėrimų gamyboje, Yes, bet only mes for the turime production of savo, drinks right now. However, we have our savo own technologijų linijoje, taip pat jau technology dirbame ties kitų line, produktų gamyba, tai and yra we are now jogurtai developing ir a different kitos, product, which is yogurt medžiagos. and other Jeigu material. dabar pasiūlytumėt pasiūlymą, atsiųstumėt, tai kokią kainą tai maždaug atsiremtų? What Tai price are you talking būtų, about if you per were to 100 quote now? gramų būtų 100 60 eurų. grams would cost 60 euro.
Aš norėčiau pasitikslinti dėl inovatyvumo. Ar fermentų Speaking of sukūrėte, ar innovation, did you nukopijavote, ar produce the kurstote enzyme? Did you mažesniais copy kiekiais? the Tai composition? kur tas inovatyvumas? Where is the Tai, innovation? šiuo atveju inovatyvumas tas, kad The innovation fermentai yra ne mūsų, tai yra is not that the tiekėjų, tai enzymes mes are turime ours. They šiuo come atveju from the tris, suppliers. patikimus We have tiekėjus. 3 reliable Mes, suppliers. suformuluojame tą produktą ir We pateikiame, o inovatyvumas describe the tame, product kad, and we receive it. And the innovative jeigu approach vienas, tarkim, is fermentų tiekėjas, jisai that a turėjo savo supplier sprendimu, would padidinti baltymų kiekio, tai šiuo atveju mes would tą padarome, produce an nes increased a product with increased pasitelkiame composition savo of technologines žinias protein, ir and integruojame we tai į formulę. share our Pačio technological knowledge, which is dokumentelę. integrated Ir in the kitas atvejis, formula kad, of the mes sumažiname powder, fermentacijos laiką, and kadangi, we decrease fermentation dabar dar time. tokia istorija, kad praeitą savaitę buvau Last week, Vokietijoje I was in maisto Germany ingredientų parodoje, at the food ingredients exhibition, and there were large companies, and I spoke to them and I asked them if they would sell premixes or they would sell single enzymes. And they said that they only sell single individual enzymes. So now, by mixing a product, making a premix, we can reduce the process of fermentation because you don't add individual products. Yeah, but what is the minimum quantity? Is it 600 kilos? It was one of the cases that we have encountered. The suppliers would supply, say, 25 kilograms, others 10 kilograms. However, we make premixes and sell in smaller quantities. Yeah, you buy, say, 25 kilos and package into packages of kilos or something. No, we do all the calculation and we can produce on-demand products. Ačiū. Laikas baigėsi. Thank you, the time is up. Atleiskit. Neklauskit. Ačiū, Ugne.